Žiūrim toliau, kur elfas yra. Ką čia padarė? Paskaityk, kas čia parašyta. Kas čia parašyta? I don't know. Tai skaityk. Mokykis skaityt. Mes paskaityk, kas parašyta. I don't know. Read it. Danger, thin ice. Danger tonight. Labas rytas, sveiki visi atvykę į 9 vlogmo dieną. Neturiu laiko dabar, žinokite, nieko filmuoti, nes jau vešiu vaikus į mokyklą. Už 3 minučių jiems prasideda pamokos, tai lekiam labai greitai. Ir šiandien, kaip ir pražadėjau, varau vėlgi į sporto klubą, nes, aišku, vakar negalėjau varyti į sporto klubą, bet namuose pasportavau. O šiandien jau galiu varyti į sporto klubą ir turiu labai daug darbų, tai turbūt su jumis pasimatysiu vėliau. Gavau jau pirmus užsakymus iš savo šopo, tai labai džiaugiuosi, jos taipogi dabar vešiu išsiųsiu. Ta prasme, wow, kosmosas, man netgi keli užsakymai tiesiog yra tikrai, labai daug. Aš net nesitikėjau, kad iš viso kažkas gal pirks. Na, bet žinau, kad jeigu įdėsiu darbo, tikrai bus ir tų užsakymų. Bet jo, viskas, likiu, vežu vaikus į mokyklą. Susitinkame jau yra po pirmos, baigiau savo Instagramą, norėjau sakyti TikToko. Baigiau visus TikToko darbus, dabar atvariau į virtuvę, nes dar reikia susitvarkyti. Susitvarkiau savo drabužinę, viską susidėjau, susitvarkiau, žodžiu, dėl to džiaugiuosi, kad aš spėjau nufilmuoti nemažai video, nes aš norėjau iki 1 valandos filmuoti, o daugiau viskas pereiti į YouTube ir truputėlį apsitvarkyti namuose ir kažką pavalgyti, nes labai noriu valgyti. Ryte valgiau kiaušinius ir proteiną gėriau. Šitą proteiną, žinokite, oh my god. Man taip nepatinka proteinas, kurį sumaišai iš šeikinį tarp šeikerio ir vis tiek, kai geri, lieka tokie miltelio gabaliukai, nebent tu naudoji elektrinį, bet kai tu greitai nori išgerti tą šeiką, tu tikrai elektrinį nenaudosi. Tai man, kiek esu bandžiusi, visi palieka miltelio gabaliukus. Šitas nieko nepalieka. Tik tai žinot, ką palieka? Balto šokolado gabaliukus. Ta prasme, čia kosmosas, taip skanu. Dabar aš vėl noriu jį gerti, nes man taip skanu buvo, bet reikia pirmą valgyti ir tada išgersiu. Tada bus jau mano antras proteininis kokteilis šiandien. Ir ką dar norėjau jūsų paklausti, nes dabar irgi neseniai čia nusipirkau iš TikToko kolageno, nes vis tiek man yra 28 metai, aš ten žinau po 25, man atrodo, tavo kūnas pradeda mažiau gaminti kolageno ir turiu jūsų klausimą. Šiandien negersiu, nebandysiu, nes nežinau, o internete ten tikrinti tai irgi. Jeigu kažkas dirbate su medicina ar kažką, tai būtinai pakomentuokite. Aš geriu vitaminus, geriu multivitaminus, kur yra viskas, ir tada geriu dar vitaminus plaukam, odai ir nagams. Tai dabar kolagenas. Ar kolagenas nėra tas pats kaip vitaminas C ir taip toliau? Nelabai aš suprantu dėl to kolageno. Internete ten, ką skaitau, tai nesąmonės. Tai ar man galima gerti kolageną, jeigu aš vartoju normalius vitaminus? Tai tas man yra labai įdomu. Nes šiaip aš, kiek visi sako, kad tikrai, kad tikrai padeda veido odai ir taip toliau, nežinau, ar čia yra tiesa ar ne. Kas nors pakomentuokite, parašykite, ką jūs manote apie kolageną. Su jumis dabar vėlokai jau šneku, nes sakau, pirmiausia, šiandien man reikėjo atlikti darbus, taipogi bus ir rytoj irgi turėsiu atlikti TikToko darbus, tik tai tada galėsiu pasiimti kamerą į rankas, nes šiaip man TikToko darbai yra labai svarbus ir pas mane buvo kelios dienos likusios tik tai iki kai kurių dalykus, kuriuos turėjau nufilmuoti. Tai šiandien nusifilmavau viską, dar pasilikau rytoj truputėlį, šiandien kiek man atrodo 7 ar 8 TikTokus nufilmavau ir šukuosiną kitą teko darytis. Aš visą laiką taip, kai filmuoju TikTokus, tai visada keičiu ir įvaizdį, kad neatrodytų, kad filmuoju tą pačią dieną. Tai tas
užtrunka, dar buvau sporto klube, nežinau ar sakiau ar nesakiau, jo buvau sporto klube, dėl to ir proteiną išgeriau ir žiūrėkite, ką gavau iš TikToko. Sakiau aš jums, kur gavau tą 300 svarų kuponą, jau nusipirkau tenais visokių kitokių dalykų, plaukų priemonių, makiažo priemonės dar tik tai atkeliauja, po to, ką dar nusipirkau valymo visas priemonės, jūs matėt ir dabar pažiūrėkite, kas dar atėjo. Sunku pakelti, bet pažiūrėkite. Tualetinis popierius. Man čia pusę metų to tualetinio popieriaus užteks. Aš mačiau ten dideliais kiekiais TikTok'e pardavinėjo ir labai pigiai, tai galvoju, turiu ekstra ten likusių tų pinigų, pasimsiu tualetinį popierių. Nu tikrai, man nereikės dabar nei valymo priemonių pirkti, nei tualetinio popieriaus, nes čia tualetinio popieriaus tai kosmosas, kaip čia yra kiek rulonų, tai aš net neįsivaizduoju, bet vienoj pakuotėj, man atrodo, yra 9, ai ne, 12. Nu tai va, 12 kart 12. Kiek čia gaunas? Nelabai man taip su matematika sekasi. Man atrodo 120. Ar ne? Nu nežinau. Nu kažkur tiek. Nu labai daug. Tai va, viskas. Einu, dar reikia susitvarkyti salioną truputėlį, nes filmavau salionę irgi visokius TikToko dalykėlius. Susitvarkyti, susinešti viską ir kažką reikia būtinai pasidaryti valgyti. Šiandien vaikų mokykloje yra kalėdinė ten tokia kaip mugė, ne mugė, nu kažkas tokio. Kiekvienais metais ten daro, kad tik tai ateiti, išleisti pinigus. Gali ten laimėti, žaidžia ten su biletėliais, tenais duoda pinigų, žodžiu. Visokių dalykų yra. Ir maisto gali ten pirkti, ir kalėdinius ten desertus. Nu, nežinau, kasgi Anglijoje gyvenat, man atrodo, gal ir mokyklose Lietuvoje yra, irgi būna ten tos kalėdinės tokios mugės, na, kad tėvai ateitų išleistų pinigų. Tai va, sakiau, paduosiu po 10 svarų vaikams, ką norės tą, daugiau tikrai neleisiu, užteks. Nes jie ir taip labai daug ką gauna ir kartais yra netgi blogai, nes jie tada pradeda rodyti savo principus, kodėl jie to negauna, bla bla bla. Ir aš tokių vaikų užauginti tikrai nenoriu. Nenoriu užauginti tokių vaikų, kurie ir kaprizinasi iš karto, ten rėkia, žviegia, kažko nepaduoda ar nenupirkia. Tai ne, pas mane šeimoje, žinokite, taip ir aš taip neaugau, ir mano vaikai taipogi taip neaugs. Dėl to pas mus yra limitas tikrai visur. Kiek galiu, tiek kartais jo nusileidžiu, jeigu ten žiūriu, kokioje dar vietoje esu, bet ne, pas mane yra, aš esu tikrai Šiaip psichologiškai esu labai stiprus žmogus ir man atrodo, aš tiesiog užaugau, subrendau, kažkas rašėt komentarą, kad aš subrendau. Tai jo, žinokite, užaugau, subrendau, daug kas pasikeitė, per daug ką teko išpereiti, išgyventi, verkti ir, nu, žodžiu. Tikrai nebuvo lengva, bet ką galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kur esu ir noriu, kad mano vaikai irgi dirbtų sunkiai, o užaugę, o ne kad viskas būtų ant lėkštutės padėta. Aišku, kai jie užaugs, čia kitas reikalas, iki to dar laiko, dar nežinau, kur aš pati būsiu. Nes planų gyvenime turiu labai daug ir pasiekimų, pas mane dar didelis sąrašas, ką noriu nuveikti ir ką noriu pasiekti. Bet žinau, kad tikrai viską įgyvendinsiu. Nes reikia gyventi pozityviai, kad nors ir kartais neišeina ir būna tos niūros dienos, bet visada reikia atsikelti su šypsena, pozityvumu ir eiti į priekį, nesvarbu kokia diena yra. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Na ką, neseniai grįžom, buvom pas odontologus. Meisonas, žinokite, pas mus nieko nepasidarė. Jam turėjo išpildyti 3 dantukus, pliombas uždėti, bet
Vaikas verkė, sakė, jam skauda, tai net neįsivaizduoju, ką mes čia darysime, dabar mums pakeitė vėlgi. Dabar tik tai kitais metais, už 3 mėnesių galės odontologas apžiūrėti Meisoną. Nieko jam nesutvarkė, jokių bliombų neįdėjo, nes pradėjo verkti. Tai kitą kartą, kai jau eisime, tai tada sakė, duos kažkokių tai nuskausminamųjų ir darys, nes, 3 dantis yra prasti, blogi ir reikia juos sutvarkyti. O jums noriu parodyti, buvom kalėdiniam tam turgelėje, ten visi tiesiog ateina labiau išleisti pinigų, ką mokykla surinko, tokia prieš kalėdinę tokia, sakyčiau, mugė, bet ne mugė. Bet ten visą laiką netgi mokytojas, pavyzdžiui, jos ten daro piragus, visokiausius saldumynus saldumynus, apyrankės tenais, viskas tenais. Ir aš daug nefilmavau, nes mes neturėjom laiko, mums iš viso reikėjo iš karto važiuoti pas odontologus, bet spėjom ir mes jau savo suvalgė, Milana saldainių savo suvalgiai. Ne. Tai mes su Meis pasiėmėme tokį piragą, žiūrėkit va, tai šiandien vakare prie arbatos jį suvalgysiu, labai skaniai kvepia, nes čia viskas rankų darbo, viskas grinai tenais toj mugė yra po svarą, tai mes nežinau kiek išleidom, gal kokį 20 ar kiek ten svarų, dar palikom pinigų, čekius tokius irgi kuponus nusipirkom, tai tenais tokia kaip ir akcija, nežinau kaip pavadinti, žaidimas toksai yra, žodžiu, iš lapelių sudeda į vieną didelę ten indą ir tada ištraukia, nes ten yra belikiek daug prizų ir ištraukia vardą ir kas laimi, tas gauna tą prizą. Tai mes išleidom gal kokius 5 svarus, tai pasiėmėm 5 lapelius tam irgi. Meisonas žaislą vieną pasiėmė, ten tokį smėlį keistą, Milanas saldainius pasiėmėm, piragus pasiėmėm. Ką dar pasiėmėm, Milana dar spalvinti tokią žvaigždutę pasiėmė ir viskas. O dabar grįžom, trafike prasidėjom irgi belikiek laiko, dabar jau skaitykit vakaras yra, tai aš einu gaminti vakarienę, kažką sugalvosiu pagaminti. Aš labai noriu pasidaryti tą pulled pork burgerį su viskuo, su padažu, ten, su salotom kokiom gerom. Kažką noriu pasidaryti tokio. Tai einam gaminti. You make me strong, pretty little thing. You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Gaminu vakarienę, padariau dar sulčių, nes pas mane buvo tiek obuolių, tiek daržovių, kurias jau reikėjo tikrai sunaudoti. Tai va, sunaudoju. Tokios geros, va čia grinas vitaminas C, ta prasme, vitamino C dozės. Aš visada vaikam duodu, va, maždaug tiek, daugiau neduodu, kad nebūtų tiesiog per daug, bet jie irgi geria labai skanu. Ypač kai obuoliai, jie tokie truputėlį yra saldesni, o daugiau viskas rūgštų. Susimaišyti, žinokite, per viduriuką. Man patinka. Imunitetui pagerinti, tai čia yra geras, žiauriai dalykas. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart. Na va, mano vakarienė jums labai random bus, bet dar įsidėjau vaikų makaronų, nes jie visų tiesiog nesuvalgys, bet pažiūrėkite, kaip ta mėsytė gerai atrodo. Čia kosmosas. Labai skanu. Čia Aldi parduotuvėj pirkau. Nerealiai žinokite, o taip jinai tiesiog išsiardo. Labai skani mėsytė. Tikrai rekomenduoju. Neatsimenu, kiek jinai kainuoja, nelabai jos čia daug gauni,
Bet apsimoka, nes skonis pasakiškas. Na ką, viskas. Aš ruošiuosi jau, norėčiau sakyti į lovą, bet ne. Ruošiuosi eiti redaguoti jums šitą vlogmą. Šiandien sakau, labai daug tikrai dirbau ties TikToku, tai mažai kažką filmavau jums. Na ir nelabai kažką mes čia veikėme, ėjome į mokyklinį kalėdų tą tokią mugę pas odontologus, kol nuvažiavom valandą laiko su trafiku, kol grįžom, tai grįžom pasidarėm vakarienę. Dar kol aš išsiplausius, tvarkiau viską, nu, labai greitai laikas eina. Čia turiu 2 naujus kremus iš savo kalendorių ir galvoju, kurį čia pabandyti. Šitą, man atrodo, šitas yra žymiai brangesnis negu šis, tai pabandysime. Nuo veido oda yra gan sausa, tikiuosi dar labiau neišbers. Rašant šitą kremą, kad yra nuo raukšlelių ir sausai bei jautriai veido odai. Nu, tai čia grinai mano tokia. Nu, va, greitai netgi susigėrė viskas. Faina. Dabar vėlgi tą nuo spuogų, kur čia pradėjau naudoti iš Kodaline. Nežinau, ar jis man padeda ar nepadeda. Bet aš tik tai dedu 2 kartus. Rašo, kad geriau dėti 3 kartus. Šiaip norėčiau labai nusidažyti dar plaukus, bet nežinau. Gaila ir norėtųsi jų šviesesnių. Bet jeigu varysiu atostogų, tai netgi net neapsimoka dažyti plaukų. Nes vėlgi grįšiu, visi bus pageltonėję. Tai geriau po atostogų, gal po naujų metų nusidažysiu jos, truputėlį pasikirpsiu. Ai, einu dar atsinešiu tokios juosteles, pabandysiu. Ar jos kažką pakeis ar ne, pirkau tik tokią. Nežinau, ar jūs matėte ar nematėte, kad kas naudotų, bet aš tikrai ne vieną žmogų mačiau, kad naudoja šitas juosteles veidui. Ką jos, ar jos tikrai kažką daro, aš žinokite nežinau, tai va išbandysiu. Pabandysiu kelias savaitės jas panaudoti. Šiaip, ką reikia daryti su tom juostelėm, tai reikia dėti ant tų vietų, kur nori pakelti veido odą. Va, tokios juostelės. Tai aš turiu tokias 2 dėžutes, nu tai pabandysim, žiūrėsim, kas čia. Va, kokios įdomios. Žiūrėkit. Nu, kur čia dėti reikia. Oi, nu. Prisidėjau tų juostelių ir vienoje pusėje, ir kitoje, bet man atrodo, kad čia tiesiog žmonės prireklamuoja tie, kurie prisivaro belekiek botukso, pasidaro liftingus visokius veidui ir tada reklamuoja tokius dalykus, kad oi, čia tipo padeda jiems. Tai nežinau, žiūrėsiu. Užsidėjau, pabandysiu panaudoti kelias savaitės. Bet kažkaip abejoju, kad čia kažkas tai atsitiks. Jums sakau iki, einu redaguoti šitą vlogmą ir susitiksime rytoj. Iki.